Tiesi gal 20 minučių, nežinau. Visiškai blogai. Justai, tau reikės pabūti Justu. Okay. Yra tokia Dovilė, jie yra 19 metų, gyvena Vilniuje, mokosi paslaugų verslo administravimą. Paranoiškai nori susirasti vaikiną. Yra nuoširdus, draugiškas žmogus bei labai pošlas. Jai reikia vaikinų dėmesio ir dažnų susitikimų. Ji su Justu susipažino Pramogų banke, kuriame Justas dirba barmenu. Vardas jos. Jos vardas yra Dovilė. Su tavim Justai susipažino, žodžiu, Pramogų banke per Cementovkę jos. Tu buvai prie baro. Čia buvo rugsėjo pabaigoje. Jie pradėjo bendrauti visai neseniai, tipo per Facebooką žinutėm keliom apsimetė, žinai? Tai va, it's good. It's just the beginning, it's not the end. Įdomu, koks Justo balsas. Tai būk toks kaip gal Saulius. Labas. Nežinau, kas su garsiau kalbėjau. Kutis vėliau paskambins. Lukas su savo vyrišku balsu. Dėdės neleidžia dabar. Pavargęs. Pornuką žiūri. Nenuorata. Klausau. Dovilė? Nu. Labas. Labas, kažkas skambinam. Justas. Koks Justas? Iš Pramogų banko. Nu. Kaip laikaisi? Gerai. Spėk, iš kur numerį gavau? Nežinau. Nuspėk. Nu, nežinau. Nu, tai tada ir nežinok. Nu, tai iš kur gavai? Nesakysiu tada. Kodėl? Jeigu tu nespėjai, tai aš nesakysiu. Kodėl? Taip įdomiau bus. Nu, nežinau. Ką darai? Nieko. Taip, tiesiog. Nu, tiesiog nieko nedarau. Čilini prie kompo? Nu. Ar prie teliko? Prie to ir to. Aha. O tu ką darai? Moteris yra žinomos kaip daug vienu metu veikėjas. O tu ką darai? O nieko, va, žinau, gavau tavo numerį ir galvoju, paskambinsiu tau. Aišku, tu gavai mano numerį? Ai, žinok, čia tokie pas mane paukšteliai, skraido aplinkui. Paklausiau ir davė numerį tavo. Ai, matai kaip. Tai va, tai dabar jau galvoju, kai turiu tavo numerį, galiu dažniau skambinti. Nu, jo, gali. Klausyk, o kada tu paskaitos būna? Ta prasme. Nu, kada tu paskaitos baigėsi? Kiekvieną dieną skirtingai. Nu, gerai, tarkime, ketvirtadienį. Ketvirtadienį man baigėsi paskaitos. Nu, šiaip nežinau, mes rašysim kodį ketvirtadienį, tai gal baigsis anksčiau, bet šiaip tai... Sunku? Ne. Iš ko? Iš ekonomikos. Aha. Tai baigsis pusė... Turėtų baigtis pusė 6, bet baigsis anksčiau. Kas ten pas tave, vakarėlis vyksta? Ne, čia brolis prie ko pasėdė. Supratau. Va, tai kelintą baigsis? Kažkur prieš... Nu, ką žinau, po 4 gal kažkur baigsis. O tai gal kokią 6 valandą, ką nors paveikiam? O ką tu nori paveikti? Nežinau, susitikt. Ir ką veikti susitikus? O ką tu mėgsti veikti? Nežinau. Na, ką žinau. Daug ką mėgsti veikti. Yra filmų, kurių dar nemačiusi? Yra. Tai gal į kiną nueinam? Nu, ką žinau. Atsisėsim paskutinėse eilėse. O kodėl tenais? Nu, ten vietos bučiuotis. O tu bučiuotis nori? O tu ne? Aš tavęs pirmame klausiu. Aš nežinau, aš tai bučiuojusi per pirmą pasimatymą, o tu? Ai, matai, kaip... Nu, žinai, visko būna. A, ne? Aha. Kaip labai visko. Nu, mes šiaip apie bučinius ką tik kalbėjom. Tai aš tik tai apie juos ir šneku. Nu, tai jo. Tai iš kur mano numerį gavai? Taigi sakau, ėjau ant šaligatvio, radau popieriuką, išsivyniau, žiūriu, o geras, Dovilės numeris. O gali rimtai? Nu, čia rimtai? Nu, man šiaip nejuokinga. O koks skirtumas, susitiksime, tada pasakysiu. Man negaliu ar pasakyti. O kam dabar? Nu, man įdomu. Bus įdomiau susitikus. Bet man įdomu. Va. Tai, ką žinau, tavo Facebooko draugės pasakė. Tas pasakė Facebooko draugės? Taip.
Kokios Facebook'o Nu, draugės? negaliu dar pasakyti. Nu tai bent užuominą pasakyk. Užuomina tokia, kad mes eisime į kiną ir sėdėsime paskutinėse eilėse ir aš prašysiu, kad tu paliestų mano pimpalą. Labai linksma. Juokauju. Čia juoktis reikėjo, ne? Aš irgi kažkaip pamiršau juoktis pasakęs. Nu, geras. Va, tai ketvirtadienį tu laisva? Nežinau, gal. O nuo ko priklauso? Nežinau, nuo ko priklauso, ką suplanuosi, tą ir veiksiu. Nu tai tvarkoj, tai ką žinau, tai kur tu nori tą kiną žiūrėti? O tu gali man pasakyti, iš kur tu gavai mano numerį? Pasakė. Kas? Agnė. Kad ir Agnė. Ką žinau? Ką tu čia nusišneki? Nu gerai, ne Agnė. Nu tai aš nenoriu to sakyti. Nesakė, kad jeigu pasakysiu, tai tu ją užmuši. Taip ir patikėjau. Nu taip. Aha. Va. Tai kada ketvirtadienį tavęs privažiuoti? Nežinau. Tu iš karto varysi, tu iš namų varysi ar iš universiteto? Nu tai šiaip iš univero. Iš universiteto iš karto. Ok, tvarkoj. Tai privažiuoti tada, klausyk, tada nuvažiuotume prie kino teatro, paliestų mane erotiškai ir varytume į kiną. Aha, jo, labai linksma. Nu, man tai bent jau labai bus linksma. Nu, man tai ne. Kodėl? Nežinau. Tai žinok, aš nešlikštus. Aha. Iš ko man spręsti? Paliesi, pamatysi, pajausi. Jo. O kaip man žinoti, kad tu tikrai esi tas Justas? O koksai dar kitas Justas gali būti? Nu, ką? Kiek tu Justų pažįsti? Ką? Kiek tu Justų pažįsti? Nu, pakankamai. Tu daug Justų pažįsti? Taip, pažįstu daug Justų. O tu Justų nepažįsti? Tave fetišas ant Justų? Ką? Ką atsaky? Sakau, tau patinka Justai? Prie ko čia? Šiaip tiesiog daug Justų pažįstu. Kiek tu dar Justų be manęs turi? O be tavęs turiu? Kiek dar Justų be manęs yra? Nežinau, gal 3, gal 4. 3 ir tu su visais dulkinėsi? Ką sveiksti? Klausyk, mažutė, aš pasikeisiu. Mes kitus Justus, būk su manimi. Kas čia per prikolai? Galėtų man paaiškinti, kas čia per nesąmonės vyksta? Ne nesąmonės. Aš tiesiog šį vakar pamiršau išgerti vaistų. Jo. O tu Justų nepažįsti? Aš Dovilių pažįstu. O Justų nepažįsti? Vieną pažįstu. Kokį? Jankevičių. Kokį? Jankevičių. O kitokio nepažįsti Justą? Kitokio nepažįstu. Kažkaip keist. Žinok, pažįstu Jankevičių Justą, Rolandą Mackevičių ir Joną Nainį dar pažįstu. Mes čia Yra tokie. Yra Justinas dar toks. Tokie radistai yra. Jo. Ir Zip FM jie dirba, tu esi girdėjus apie juos? Zip FM! Va! tiek ir tos drąsos, kaip